Taro kortų galybė yra pas mus. Aš pati naudoju jas daug metų. Labai įdomu yra. Viskas priklauso nuo mūsų sąmoningumo, kaip mes jas naudojam. Mes galim naudoti tokiam lygmenį labai fiziniam, kai mes tikrai žiūrim, bus taip, nedaryk to, bet aš to nedarau, nes tai kuria tam tikrą karmą, kai mes stumdom kitų žmonių likimus. Mes neturim teisės reguliuoti, ką kiti turi daryti. Kortos yra atspindžiai mūsų pasąmonės. Mes galim parodyti vaizdą, kaip atrodo jūsų gyvenimas šiandien. Ir tas duoda tikrai rezultatą, nes žmogus pamato, jis pats renkasi, kur jam būti. Kartais žmonės, net būdami kažkur toksiškoje aplinkoje, jie nori ten dar pabūti. Mes negalim sakyti, tu išeik ar grįžk. Čia jau yra daugiau žmogaus sąmoningas pasirinkimas. Mes galim tik parodyti vaizdą, o taro kortos yra vaizdiniai, kurie labai gerai parodo. Aš tikrinu ant 100 klientų, negaliu patikėti, kad taip tiksliai taro kortos parodo. Jeigu yra kažkokia disharmonija, tas ir matosi. Jeigu yra absoliuti harmonija, tą ir matom. Nebūna atvirkščiai, kad atėjo žmogus, vau, laimingas, o matom kažkokį tai nedarnų vaizdą. Nesusidūriau. Taip, interpretavimas toks dalykas labai slidus. Mes galim įkišti savo protą, galim fantazijas ir čia daugiau yra klausimas, kiek mes viduj matom, kiek mes matom energetiką, tiek mes tiksliai galim atsakyti žmogui.